Ričardą aš mokausi. O, sausainiai. Aha, su cinamonu. Duok paragaut. Pats kepėjai? Ne, močiutė kepė. Ką čia turi? Naujas puodelis ir nauja rankena, jo? Aš tai maniau, kad nuo sausainių su cinamonu tau būna alergija. Kas? Alergija? Ne, nebūna. Tai gerai tada. Valgy. Ačiū. Gardėlį, penktadienio vakaras, o tu vis dar čia. Niekur nevažiuosi? Ne, šį savaitgalį liksiu. Nes sesės vestuvės šeštadienį, tai jeigu grįšiu į Radviliškį, nieko nepasimokyčiau. Tai mokslai svarbiau, ne? Ne, bet čia yra į paslaugos orientuotos architektūros. Labai sunku, Ričardai. Mes su draugais žadėjom daryti vakarėlį. Ir kaip dabar padaryti, kad ne tu mum netrukdytum, ne mes tau? Net nežinau, kaip čia padarysiu. Klausyk, sugalvojau. Ką manai? Tai čia juk puikiai mintis. Vis tiek su kompu mokyčiausi. Tai 2 valandas, kol įsikraus bateriją, aš čia galėčiau pasimokyti, o vėliau užmigčiau ir netrukdyčiau jums. Labai gerai. Tu tikras draugas. Nu, gerai. Slėpkis. Dabar jau? Taip, taip, nes mano draugai gali ateiti bet kurią akimirką. Tai gerai, aš to susiruošiu. Gal dar daugiau? Jo, pasiim daugiau knygų, kad daugiau parų pagalėtum. Gali reikėti. Gerai, čia labai sugalvoju, Ričardai. Žinau. Čia man atrodo daugiau, aš išmoksiu, suprasiu. Tai gerai, gali daryti mane, Ričardai. Gerai. Dogiai. Gerai, viskas normaliai. Riči. Ričardai, Jūratėlė atėjo. Matau, nesiliet. Gali pažiūrėti man kompiuterį. Interneto nerodo. Jūratėlė, aš ne informatikas. Aš vadybininkas. Jo? Jo. O tai ką tu šitam barake veiki? Gyvenu, geriau, ką veiksi? Tai paprašysiu ko nors kitų. Gerai. Bet tai Ričia, aš galėjau Jūratėlei padėti. Eik, padėjau į bažnyčią. Bet išėjo Jūratėlė, nepapadėsiu. Žinai, man Jūratėlė labai patinka. Kas patinka? Jūratėlė labai man. Nuo pirmo kurso patinka. Kai pamačiau, iš karto ir patiko. Dovi, nejuokauji? Ne, tikrai labai graži man reikia. Bet mokytis man reikia. Palauk, biški. Jūračka, palauk! Girkit, tau Dovydas gali sutvarkyti kompiuterį. Tikrai? Taip. Bet man atrodo, truputį neveikia. Ei, koks nevykėlis, normalus vaikinas. Nematai, kaip jis tavimi žavisi? Kaip jis sakė, kai tu atėjai? Jūratėlė atėjo. Matai? Tikrai? Taip. Bet jam reikia dėl manęs pasistengti. Jo. Žodžiu, tavo kompiuteris nešiojamas? Jo. Tai gerai, jis pasižiūrės. Tu atneši. Davai, veikis dėl ką. Jį tu ateis. Ričardai, kaip man čia dabar apsirengti, ko čia pavaišinti Jūratėlę? Apsiramink, netriesk tas kelnes, kaip paskolinsiu savo kokį nors rūbą. Pavaišint galėsi džiuvesėliais. Ačiū tau, Ričardai. Nu. Tu tikras draugas jis. Aš tau, Ričardai, parašysiu daug kursinių, ačiū tau labai. Subinę pabučiuot galėsi. Ačiū labai, Ričardai. Nelies. Aš einu rengtis gerai tau drabužių. Gerai, eik.
Dovilė atėjo. Kompiuterį atsinešiau. Kas čia, nešiojamas kompiuteris? Duok, padėsiu. Aš visur nešiojuosi. Tai turbūt yra akumuliatorių, kol kišenė nešiojas. Čia yra stacionarus, o ne nešioja. Dėk čia tą kompiuterį. O, šio dabar. Tu dar XP Windowsus naudoji? Man sakė, kad jų labai geri. Kas tau sakė? Kada sakė? Prieš 10 metų? Dabar visi minimum 7 Windowsus naudoja jūratėlę. Dėl to tau čia lėtai viskas ir kraunasi. Duok, nerėkam. Nusičiauk, neaiškinčiam. Gerai, žiūrim, ką čia toliau. Dalbajomas. Blet, tai čia pažiūrėk. Noriu tada antivirusą naudoja tą mergą. Kur tavo normali naršyklė čia yra jūratėlė? Šitą! Tu per Internet Explorer eini į internetą! Tai tu nesistebėk, kad tau nėra to interneto, dabar visi minimum Chromą, Opera arba Mozilla naudoja! Jūratėlė, b***! Kiek čia visko yra? Tu kokį cleanerį įsirašyk, desktopą apsivalyk, čia visiškas savartynas, aš čia kai žiūriu, nieko negaliu žiūrėti, jūratėlė! Aš pasakysiu tau taip, tu daugiau man tokių antikvarų čia gyvenime nebeneši. Tau pasakysiu taip išli nelaimingas. Aš renkuosi merginą pagal operacinę sistemą. Ir susirasiu tokią, kuri turės Linuxus, o ne šitą va. Tu žiūrėk, čia taip persigandęs. Ir šis aš tau pasakysiu. Dabar pasiemu tavo mašiną ir važiuoju savaitį namo atsipalaiduoti. Kai sunervinai mane, aš negaliu. Tokius nesąmonės už. Eina. Iš Dovydo to nesitikėjau. O kompas dar veiks? Veiks. Tik į rozetę įkišk.